Bet problema ne ta, kad reiškia, kad jeigu tu esi užsienio agentas, viskas, tu esi jau automatiškai, reiškia, apsikrėtęs beždžionių raupsais, tu ten esi ten kažkokią, tai, reiškia, turi, reiškia, Dovydo žvaigždę, ar dar kažką, ką daro su mumis, kad mus įdeda į tam tikrą lentynėlę, kad mes esame tokie ir tokie. Su mumis neturėkit jokių reikalų ir visą kitą. Užsienio agento statusas yra paprastas statusas, galima pavadinti kitaip, įtakos, reiškia, kažkoks tai subjektas ar dar kažkas. Nesvarbu. Svarbu, kad visuomenė žinotų, kad būtų skaidrus nuomonės formavimas, kad nebūtų jisai šališkas. Kada jis yra šališkas, kada yra nauda gaunama iš kažkokios tai ne užsienio, reiškia, šalies ar užsienio kažkokio subjekto. Tai negi taip sunku yra šitą dalyką suprast ir tu šnekėk toliau, jeigu tu esi, reiškia, jeigu tu gauni lėšas, tu paskelb, kad aš gavau lėšas, įsakyta, ir va, aš dabar noriu, reiškia, sąžiningai dabar, reiškia, paskelbęs skaidriai ir visą kitą, kaip reikalauja įstatymas, aš skelbsiu va tą, reiškia, informaciją apie tokius ir tokius įvykius. Tai viskas tvarkoj, skelb, jokių problemų nėra. Čiagi nėra taip, kad tau dabar uždrausta, reiškia, užsimti žurnalisto ar ten, sakykim, kažkokia tai visuomeninė veikla. Nėra uždrausta, tiesiog deklaruok skaidriai savo interesą. Jeigu yra, reiškia, gaunamos lėšos, deklaruok jas ir viskas. Negi taip sunku suprasti.